jaučiuosi kaip karpintų žurnalistas. Nu, bet galim taip ir pavadinti eksperimento. Aš galvoju, kad labai svarbu, kad šis kūrinys gimė iš, kaip tu sakai, gerų dėdžių ir tetų. Tikrai ačiū Jums labai jiems. Ir šiame kūrinyje, tai ką Jūs matote, atrodytų papuošia pastatą gražus piešinys ir turintis socialinę žinią, bet antras momentas labai svarbus, tai žmonių bendravimas, komunikacija, buvimas kartu, diskusijos.